Sveiki visi, šiandieną esame Latvijoje, Dunikas Purvas, pažintiniame take. Tako ilgis virš 4 km. Bandysime įveikti. Pažiūrėti, kas čia gero. Tai labai didelė pelkė ar durpynas. 4 km nėra taip jau baisiai mažai. Ką, einam toliau. Dar užmiršau paminėti, kad takas yra tik į vieną pusę. Tai teks nueiti 8 km į vieną pusę. Atsiprašau, 4 km į vieną pusę ir 4 km atgal. Tai iš viso bus apie 8 km. Štai tokios taigos ar pelkės. Takas visiškai geros būklės. Toks jausmas, kad neseniai atnaujintas, prižiūrėtas ir tvarkingas. Einame toliau, žiūrėsim, kaip bus. Turi irgi panašią pelkę durpyną, bet čia tai vaizdas daug daugiau erdvės. Kam patinka gamta ir mėgsta tokius pasivaikščiojimus, būtinai aplankykit. Nuo Lietuvos čia tiek ir tėra. Tik tais labai painus privažiavimas, jeigu vietos nežinot. Aš atvažiavau iš Latvijos pusės. Nors reikėjo nuo Skoda tik porą kilometrų. Paklydau, bet man čia taip jau įprasta. Ką, tęsime kelionę. Stovyklavietė ir iškart pasitinka šiukšlės. Nežinau, gal iš pajoninių broliukai, bet broliukai, negerai šitaip. Negražu. Negražu visiškai. Nu ką, pasigražėjome vietinėmis laukinėmis šiukšlėmis, keliaujame toliau. Kas myli gamtą, taip nedaro. Ja, pelkė senesnė. Ir takelis senesnis. Gal ir gerai, kad šį kartą neėmiau paspirtuką. Nes būtų reikėjo jį kažkur čia palikti. Aišku, birštonę niekas nepaėmė. Nebūtų ir čia paėmė tikriausiai. Paukštukams nereikia. O žmonių čia tikrai ne per daugiausia. Ką, bandome. Žygiuojame toliau. Tik reikės atidžiau žiūrėti, kur kojas dedam. Bet vaizdai tai vis dar pasakiški. Pasifotografuosiu ir tęsim. Eidama šitą pelkę pasijutau kaip Guliveris. Visi medžiai tokie iki pažastų. Vienas kitas čiučiu didesnis. Tai man kilo įtarimas, kad Guliverio istoriją sukūręs autoris buvo panašioj vietoj. Panašioj pelkiai. Galbūt netgi šitoj. Bet tikrai, jautiesi milžinas, bet trūksta mažų žmogeliukų. Niek, judam palengva. Mane tokiame vandenėlį. O aš buvau palikęs įjungti funkciją, kurios visiškai nenorėjau. Tai video turbūt vėl bus pusė sugadinta.
kažkur ten toli, jeigu matosi vėjo jėgainės, tai man atrodo Skuodas. Bet čia tik man taip atrodo. Tikrai gražus vaizdai. Išskyrus tiltelį. Netikėjau, kad bus. Einam. Greitai, tipu tepu. Einam meškinas be batų. Neišsimaudom, nes nepasiruošę. Šriukštis. Pasaka. Aplankėm vietinis kūdras. Maudyti, žinoma, nesimaudėm. Retas, kuris turbūt čia maudosi. Ką, eisim toliau. Jau kažkur žiūrėjau pusiaukelį dar tik tais. Tai dar lygiai tiek pat. Plius minus. Ir dar, žinoma, pareiti. Pareinat jau gal nefilmuosiu. Leisiu jums pailsėti. O man teks dar pasivaikščioti nemažai. Ką, einam toliau į kelią. Neatsibodo jums dar žiūrėti, nes man jau atsibodo eiti. Didumo tai nežinau. Tikrai nemaža pelkė. O ir saulė dar taip kepina. Ką, truputį pailsėsim, eisim toliau. Žinoma, jau pelkės galą, medeliai vis didėja, iš kažkur atsirado šniokštimas. Malonus visiškai, atgaiva. Tikiuosi manęs nenupūs. Tas gražus viesulas praėjo, mini. Atgaivino šiek tiek. Ką, bandom surasti tą kelio galą. Mane didesni. Jeigu aš čia neužsilenksiu, jie dar ir užaugs. Vadinasi, kažkur jau netoli tikrai pabaiga. Ir netoli bus Lietuva. Bet man, žinoma, teks grįžti atgal vėl visą taką, kur aš palikau savo automobilį.
Nes jeigu čia užsimušim, nebus kam padėti. Gerai. Toliau tęsim. Galėtų radai nekasti. Bet tiek jau to. Nebūna miško bjaudų, kaip kažkas sakė. Vien. Įsijungsim navigaciją. Pažiūrėsim, kurioje vietoje mes čia jau randamės. Kažkas ten ir geltona. Kažkas matos. Ir ženklas kažkoks. Nu, nueikime kartą. Ne, nugriuvęs medis. Tik tiek. Dar metras du. Pabūkit. O, pažiūrėkit, koks medis. Ką įdidumą, kai kažkas pasakytų. Čia tai gerai nulūža. Čiut ne ant takelio. Tikiuosi niekas neėjo tuomet. Ok, stabdom. Dar sulauksim svečių. Gerai būtų, kad mane pavežtų, bet turbūt taip nebus. Bet lietuviai. Gerai. Iki. Labai įdomus miškas. Medžiai keistai išdėstyti. Labai daug erdvės. Grįžtam atgal prie durpingos pelkės. Medžių mažėja. Po biškį vis dangus matosi. Saulė vėl pradeda kepinti. Artėjame prie pelkės. Mažėja pavėsio. Ir vėl bus karšta. Bet yra vienas pliusas. Pastebėjau, kuo arčiau pelkės, kur nėra pavėsio, tuo mažiau visokiausių uodų, mašalų ir muselių. Bet bus karšta. Ką, grįžtam atgal. Laikas 14, kem 4. Pažiūrėsim, kiek bus, kai grįšim. Jei nepamiršim. Iki. Karšta. Labai karšta. Nežinau, čia gal Sacharos dykuma panašiai turėtų būti, tik tais ten mažiau augalų. Karštis tai. Temsi. Padarys. Lapus, sakė. Čia tai tiesiai. Daug kas nedrįst čia. Aš irgi nedrįščiau, bet... Kur čia? Jo.
Ir ką, bai, buvo visus malonu pažinoti. Ant paviršių, kaip šilts. O. Kojom užversti gerai. Nu, liuks. Dar biškai. Patika. O čia buvo išsijungi, nežinau. Paliesta kraną, vis tiek filmuoja. Jo. Ir ruonės. Nu, va, ir atsigaus biškį. Dėkui. Išgelbėjot gyvybę. Išsimaudėm. Truputį sugavinom. Dabar einam. Takelis. Atrodo nesibaigs. Kaip ir gyvenimas. Eini. O ten namai vis toli ir toli. Bet gera. Šiandien mintis prablaškyti. Dažniau taip reikėjo. Ir reikės. Jeigu kas turit kokių panašių takelių, bent jau 10 km ilgio, tai davai, siūlykit. Praeisim. Nu jau ką, pavargiai grįžtam namo. Nedaug ir beliko. Takelis naujas. Kiek pamenu, tai baisiai ilgas nebuvo. Ką, einam? Dar pažiūrėsime mano mašiną visą kartą. Oi. O, kaip jas nori. Oi. Žinau, kad mašinai turiu obuoliuką. Oi, įsivaizduoju, kaip jį valgau. Žinau, kad turiu vandens. Ir mineralinę, bet vis tiek vandens. Bus obuoliukas. Kelionė. Mašinoje obuoliukas prakastas. Kokia 5. Tai taip išeina į vieną pusę, valanda kelio kaip nieko. Galbūt čiūčiut mažiau. Teko išsimaudyti, bet sutapimų padaryti. Ką, važiuojame į Papes, žiūrėsim, kas ten gero.